Sveiki, šiandien tiesioginė transliacija. Teisingumo aušros susirinkimas įvyko ir šiandien mes išrinkom Teisingumo aušros naująjį vadą, kuris užims generalsekretoriaus, ar teisingai sakau? Generalinio sekretoriaus pareigas. Tai va, tai juo tapo Kazimieras Juraitis bendru visų sutarimų, tiesiog jaudinuosi, suprantat. Tai va, nebuvo nei vieno prieš ir šiandien mes sveikiname šį drąsų žmogų, kuris pasiėmė Teisingumo aušros naštą ir atsakomybę pačiu sunkiausiu šitam judėjimui metu. Ir ką gaus jūs aplodismentais. Nu tai ką, sveikinam, Kazimierai, dėkojam, sveikinam ir dabar klausimai naujam išrinktam vadui. Kaip jaučiatės, Kazimierai? Puikiai jaučiuosi. Jaučiuosi iš tikrųjų puikiai. Maždaug žinau, kas laukia. Taip, kad iš tikrųjų jaučiuosi puikiai, nes stovinčiam vandenį pradvysta, ar kaip ten, susmirsta stovintis vanduo. Reikia judėjimas reikalingas. O puolimų nebijot? Tai ko jų bijot? Tai reikia, kad būtų puolimai. Laukti reikia puolimų. Kai nebūna puolimų, tai reiškia neteisingai kažką darai. Per daug gerai sistemai. Puikiai jaučiuosi, matau, kad ir jūs puikiai jaučiatės. To palinkėkim ir visiems, kad puikiai jaustųsi kiti. Manau, kad gerai. Viskas bus gerai. Savo darbus padarysim, kiek priklauso. Liuks viskas. Puiku. Taigi klausimas, kodėl parinkome generalinio sekretoriaus? Kad generalinis sekretorius. Ne pirmininkas. Ne pirmininkas, o generalinis sekretorius. Čia buvo grupės imigrantų pasiūlymas, kurie koordinavo Antanas, paskui Valentinas iš Kretingos ir iš Palangos dar nutarė, pasiūlė, kam susirinkimas pritarė po diskusijų, kad jeigu pirmininkauji, tai tada visi kiti lyg ir nelabai reikšmingi. O sekretoriauti gali kiekvienas, kur grupelė yra daugiau negu 2 žmonės. Tai ir tada gaunasi, kad visi lygus lygtai. Nu, o generalinis sekretorius, tai čia su perspektyva, kad čia išauks į tarptautinį judėjimą, kadangi čia yra koordinuojama ir su kitom šalimis, jau ir dabar yra santykiai užmezgami. Taip, kad laiko klausimas, kada Lietuva pradės tikrai lyderiai pasidarys tam tikram regione. Va, ir gensekas, generalinis sekretorius, tai skamba išdidžiai. Kokie palinkėjimai Lietuvos žmonėms? Palinkėjimai, čia jau labai rimtai. Palinkėjimai išlaikyti ramybę, neįsivelt į psichozės, į tarpusavio rietenas, solidžiai, drąsiai žvelgti į ateitį, blaivią galvą išlaikyti. Na ir jungtis prie Teisingumo aušros. Ar jūsų siekis kažkada tapti partiją išlieka ar ne? Ir kaip tai, kokioj plotmėje tai matytųsi? Be abejo, tai čia yra laiko klausimas. Be abejo, tik geros kaiminystės dvasia. Čia be jokio abejonių tas keistis negali iš principo. Nes iš principo todėl, kad yra vienas iš pagrindinių, pamatinių, egzistencinių tokių sąlygų. Gera kaiminystė. Tai principas buvo ir bus visada toksai. O kokią formą, tai žiūrėsim, pasirinksim. Dabar rinkimų metas, manyčiau, kad tas bus suderinama kažkaip tai su rinkimais. Ir Kazimieras Juraitis tai yra grinakraujis lietuvis visada, o Teisingumo aušra buvo truputėlį kaltinama, įvairiai, net negaliu taip traktuoti, bet kad atseit prorusiška, dar kažką tai. Ką galit va tuo klausimu pasakyti, tuo labiau, kad susirinko tokioj gražioj tautinėje aplinkoj? Esu pasiskelbęs netgi vienoje byloje, kad esu etninis rusas. Aš esu. Ir tas buvo ne juokais pasakyta, ne taikstantis prie kažko, nes aš manau, kad mes ir slavų pasaulis yra neatsiejami ir mūsų senoji kalba yra bičiulis netgi. Tai yra bitės pavadinimas senąją slavų kalba. Tai yra skirstyti žmonės į tautybės, tai yra iš principo nėra sveikas reiškinys. Bet Lietuva vis tik tai buvo tautinė tokia valstybė, taip kaip mes suprantam šiandien, lietuviška tokia valstybė. Na dabar keičiasi viskas.
O kalbant dėl, sakot, grynakraujis, tai aš abejoju, žinokit, jau ar grynakraujis. Nežiūrint to, kad aš esu etninis rusas, aš krauji dar įtariu, kad turiu ir žydų kraują. Kadangi motinos mergautinė pavardė skamba labai įtartinai, netikrinau, bet genus patikrinęs, nežinau, ko aš ten rašiau. Vat, tai šiandien tas vėlgi aktualu labai, kai žydai su arabais kalasi, pasaulinis karas, viena to pamato. Taigi turiu visas perspektyvas būti generaliniu sekretorium pasaulinis. O čia šiaip dar yra vis tik tai žmonių, kuriem Lietuva yra visada pirmoji eilėje, nors mes suprantam, kad tarptautinis kontekstas diktuoja savo sąlygas, bet jie sako Lietuva su lietuvių teritorija, su lietuvių kalba, su lietuvių papročiais, vat jūsų santykis į tokias paraiškas žmonių. Pamatuotas labai santykis. Ir aš tokio santykio visą laiką laikiausi, visą savo sąmoningą gyvenimą, kadangi tiem žmonėm, kurie turi religinį tokį aktyvų gyvenimą, tai aš manau, kad čia Dievo planas, tautos, papročiai, o jeigu taip, tai yra natūralu. Viskas, kas natūralu, tai yra iš gamtos, tai nieko nereikia keisti. Gyvenimas pats pakeičia, o ne žmonės specialiai gyvenimą. Kai žmonės pradeda gyvenimą keisti, per daug eksperimentuodami paprastai baigėsi liūdnai. Tai yra tautybės, jeigu tautinė valstybė natūraliai tokia susiklosti, vadinasi tokia ir lyg. Ir tokį tai reikia siekti. Čia tas pats kaip neutralumo siekti. Ar tikitės tautos ir visuomenės palaikymo? Į tai, kad mane išrinko generaliniu sekretoriumi. Tai be abejo. Tik tai vienareikšmiško palaikymo. Aš žinau, kad mane Lietuva myli, o kita pusė nekenčia, tai tie, kurie ten arba suklaidinti, tik suklaidinti. Manęs nemylėti neįmanoma. O tada, aplodismentai, aišku. Ir tada dar vienas klausimas. Ne visi Teisingumo aušros nariai šiandien galėjo atvykti, ne visi geros kaiminystės palaikytojai šiandien negalėjo atvykti. Jūsų žinutė jiems? Nepergyvenkit, kad neatvažiavot. Ašgi su jumis. Vis tiek, tikiuosi ir jūsų mumis. Bet kaip būtų, čia atvažiavo pakankamai nemažai žmonių, kurie turėdami įgaliojimus ir jūs atstovavo. Tie, kas netikiu, kad yra buvo iš mūsų ta, kuris visai nežinojo, kad vyksta tos susirinkimas. Va, daug žmonių skambino, atsiprašinėjo, kad negali būti. Juos irgi raminau, nepergyvenkit. Fizinis dalyvavimas nebūtinas. Nes kai žmogus kartu, tai atstumo nesijaučia. Taip, kad neimkite į galvą. Ir ką, žinau, kad šiandien buvo ilgas varginantis susirinkimas, kad buvo daug diskusijų ne tik tai apie Teisingumo aušrą, bet ir apie politinę padėtį, tarptautinę politinę padėtį ir apie problemas Lietuvoje, apie tai, kad konstitucija ir įstatymai neteko prasmės. Ir aš čia išgirdau dar jūsų mintį, kad stengsitės kiek įmanoma atsiliepti į žmonių kvietimą viešinimui tų pačių didžiausių nusikaltimų Lietuvai. Ir tai va apie tai dar. Tiek, kiek mes pajėgsim su mažai žmonių fiziškai pasiekti kiekvieną Lietuvos kampą, tiek ir atvažiuosim. Bet be abejo, skambinkit, kaip ir iki šioliai, pasiekdavom visus. Taip ir dabar. Dabar dar labiau pasieksim. Kadangi, kai struktūrizuojasi kokie reiškiniai, visą laiką daugiau ir įvyksta kažko. Taip, kad dabar dar labiau skambinkit, dar labiau ieškokit, be abejo, pasieksim visus, kur tik bus poreikis. Ir buvo įgarsintas Algirdo Paleckio laiškas, kuriame jis pilnai pritarė tiems žmonėms ir jų mintims, kurie čia šiandien susirinks. Jis išreiškė pilną pasitikėjimą ir dėkingumą už tai, kad Teisingumo aušros veikla yra plečiama, kad kaip jisai sako, tas brendas, kurį Algirdas Paleckis nešioja širdį, jisai nenumestas, nesutriptas, taip kaip kažkas bandė. Ir jūsų tiesiog tolimesnės mintis. Kiek įmanoma bus palaikyti santykius su Algirdu Paleckiu, nes kiek žinau, jam sugriežtino dabar sąlygas kalėjime, apie tai trumpai. Mes jau kalbėjom prieš 2 dienas, jis man tą patį pasakė, kad ką mes be nuspręstume, jis palaikys. Jis iš anksto padėkojo už tą, kad mes tiesiog bandom toliau daryti, o neįsilakstom, arba ten neįsigastom, neįsislapstom. Palaikyti asmeniškai su jo ryšius man tai sudėtinga, kadangi tiesiog neleidžia man matyti su juo. Taip pat mums riboja susirašinėjimą, bet kažkaip leido paskambinti. Tai jeigu jis paskambins, aš atsiliepsiu.
Jeigu kažkas perduos nuo mane žinutę, tikiuosi, jį pasieks. Aš suprantat, kad cenzūros sąlygom vis tiek bus viskas skaitoma, bet mes ir paslapčių neturime. Taip, kad mes iš idėjos, kur eina idėja tos nemarios, gera kaiminystė, tos orientacija socialinė į žmogų, kuo labiausiai pažeidžiamas žmogus, ar sluoksnis žmonių, grupė žmonių, tuo labiau turėtų būti ginama ir gintina. Taip, kad čia normalu yra. Tos idėjos irgi nemarios, tik tai kai kas prioritetus pakeičia. Jūs tapote kairiojo judėjimo Teisingumo aušra vadovų, faktinių vadovų labai sunkiomis sąlygomis, sakyčiau, pačiomis sunkiausiamis. Kiek visa jūsų veikla gali pakenkti jūsų esamai situacijai, bylai prieš jūs? Aš manau, gali tik pakenkti, be abejo. Bet aš manau, kadangi ta byla daroma su aiškiu tikslu, tai izoliuot mus iš tolimesnio įtakos, kad neturėtume tolimesniam politiniam gyvenime, tai šitas išrinkimas visuomeniai bus naudingas. Kas yra svarbiausia? Asmeniškai tai greičiausia pakenks. Na, bet tai kas? Čia sviestų košės nepagadinsi. Yra toksai įsireiškimas. Tai ar gausi 2 metus, ar 3 metus, jeigu po mūsų liks kažkas, o tik struktūrizuojantis ir įmanoma sukurti kažką, tai kad liktų po mūsų. Kad neužpildytų tų kalėjimais. Pritruks kalėjimų. Viskas gerai. Ar ši jūsų šypsena ir va tai struktūrizuojantis reiškia, kad partijos kūrimo jūs neatidėliosit ir jisai vyks kiek įmanoma greičiau? Čia palikčiau spręsti artimiausiai ateičiai. Bet aš manau, kad iki naujų metų bus jau aišku, kokią formą mes tą rinksim, kaip eisim. Na, iki gruodžio mėnesio, manyčiau, bus aišku. Tai ką, dėkojom Jums labai dar kartą aplodismentai žmogui, kuris turėjo begalinės drąsos šiuo pačiu sunkiausiu laikotarpiu pasiimti šią naštą. Tai ačiū labai ir iki kitų pasimatymų. Ačiū visiems.